Šviesiems Žemės planetos naktinio dangaus spiečiams ir ūko dažnai suteikiami gėlių ar vabzdžių pavadinimai, o NGC 6302 su savo milžinišku 3 šviesmečių dydžio sparnų mostu neišimtis. Skaičiuojama, kad planetinio ūko centrinė žvaigždė, kurios paviršiaus temperatūra yra apie 250 000 laipsnių Celsijaus, virsta baltąja nykštuke, tapdama ypač karšta ir ryškiai šviesdama ultravioletiniais spinduliais. Centrinė žvaigždė yra paslėpta nuo tiesioginio vaizdo dulkių torų, tačiau jos energingi ultravioletiniai spinduliai jonizuoja ūko atomus. Šiame ryškiame teleskopinėme vaizde, sudarytame iš siaurajuosčių vaizdo duomenų, jonizuoto vandenilo ir dvigubai jonizuoto deguonies atomai parodyti jiems būdingomis raudonomis ir mėlynai žalios spalvomis, atskleidžiančiomis nuostabų mazgų ir siūlų kompleksą ūko sparnus primenančiose bipolinėse ištekėjimuose. NGC 6302 yra maždaug 4000 šviesmečių atstumu teisingai arachnologiniame Skorpijaus žvaigždynėje.